Visi dabar išprotėjo dėl kombučios, tik ar tikrai šis gėrimas toks geras? Be ne pagrindinis argumentas. Taigi čia labai gerai žarnynui. Nesiginčiu, galėtų būti gerai, jeigu pirma, būtų užtikrintas pakankamas gerųjų bakterijų kiekis, minimum 17 kolonijų. Antra, būtų gera gamybos praktika, ne kur nors for fun Rusy padaryta, kur visai neaišku, kiek tų blogųjų bakterijų tam gėrimuke. Ir trečia, nebūtų pridėta daug cukrų ir kito balagano. Kur bėda? Lietuvoje beveik nėra produktų, kurie praeitų šios 3 filtrus. Galų gale net jei gerosios bakterijos praeina iki žarnyno, tai panašu, kad nedaugiau nei trečdalis. Ar aš sakau kombučios nebevartoti? Ne, tinkama vis tiek geriau nei alų ar kolą kabakė pasimti. Vis tik, ar yra geresnių alternatyvų, jei noris paturbinti žarnyną? Vienareikšmiškai. Įprastam jogurte ir kefyre gali būti daugiau naudingų bakterijų. Bet kas būtų dar geriau, tai vartoti fermentuotas ar augintas daržoves. Nekonservuotas beje. Kodėl? Nes tam, kad gerosios bakterijos lengviau pasiektų žarnyną, joms reikalingas nešėjas. Tai yra skaidulos. Bakterijos įsitvirtina juose ir taip lengviau pasiekia žarnyną, o tada ir kuria tikrąją naudą. Taip kad 2 kart pagalvok, ar tikrai kombučios užsisakyti ir jei taip, tai bent neįtikinėk savęs, kad jie super sveikas pasirinkimas žarnynui.